Daugiau niekas ir nežuvo. Tik tą vokietį sužaidė. Dar sužaidė, bet aš nežinau, kur sužaidė. Aš namuose buvau, tai atlaikė, aš nežinau, kas slapyvardis partizanų. Atlaikė, tai pasiėmė, mano tėvuko tai nebuvo tada, tai kaimynų pasiėmė su arkliu. Ir tų partizanų, sako, labai sužaistas partizanas, tai nusvežėm į Miškanėn Marcinkonys. O šitų, tai paėmėse buvo, mano jau, vadinama, Mauša, paskui dar kito namo buvo dvi mergos. Tai jas paėmė visas tris ir varės. Tas mergas ir tų partizanų kėlė dar pas mus atvažiavo, tai kojaus basaus vežė man ragėt karo. Nu ir vežė, ir Marcinkonės jį nuvežė. Nu, tai Marcinkonių moteriaus pasakojo, kad atveža, sako, tai tada jiem vėlų paguldoti prie to stribų būsto. Nu ir tada, sako, uždeda vėlų ant kaklo. Ir su arkliais tysia užgelškelio juos ir laidojo. Tai va, tada vienų per vienas akmenes, tai juos iškasė ir laidojant Marcinkonių kapų. Ir aš tada bažnyčiom buvau, mišiaus buvo. Bet niekas nežinau, savo darė, žiūrų buvo partizanas. O šitą studentą, kur palaidojo, ar leido palaidoti, ar ne? Jai stribai įsidėjo vežimą ir nuvežė Marcinkonysą ir jau juos tik kur apkasėjo. Tai dar sesuo ir klausė, kur, tai, sakau, pasakojau, taus mergaus, pasakojau, jį vežiau jas iš paskui varės. Tai per naktį pralaikė ir tada jas palaidojo, bet atdavė ir tuos divonus, ir pagalves, viską davė. A, kur palaidojo, nesakė? Ne, kur tau sakys. Marcinkonių matė, kad užgelškelio tysė juos į duobėn ir kur nušovė ir juos visur laidojo. Tai kasė kaulus, kasė žmonės, jau kad buvo partizanai ir ant kapų Marcinkonių laidojo. Ne, tai